Sveiki. Šiandien paskaitos tema yra lyčių problemos lygių galimybių kontekste. Na ir pradėsiu nuo lyčių analizės pagrindo, kurį pradėjo Judith Butler ir nuo kurio atsispiria visa lyčių lygybės politika. Na, noriu pasakyti, kad angliškai gender į lietuvių kalbą verčiasi vienu žodžiu dažniausiai lytis, todėl mes norėdami suprasti taip, kaip supranta angliakalbiai, turim naudotis tam tikrais konstruktais. Tai iš tikrųjų, kad šita problema būtų išspręsta, yra priimta lyčių lygybės teorijoje, galima sakyti, apibrėžti tą gendę pagal atliekamus vaidmenis. Tai galima sakyti gender roles, tai socialinės lyties funkcijos, ir sexual roles, biologinės lyties funkcijos. Tai šitą reikėtų jums gerai atsiminti. Dabar kodėl čia tas yra lyčių socialinės analizės pagrindas? Na, dėl to, kad daroma prielaida, kad socialinės lyties funkcijos yra socialiai sukonstruotos. Tuo tarpu biologinės lyties funkcijos yra biologiškai apibrėžtos. Tai reiškia, kad vaikas gimė ir yra nustatoma biologinė lytis, vyras arba moteris. Na, tuo tarpu socialinės lyties funkcijos sako, kad yra išmokstamos per gyvenimo eigą, jau nuo mažens, mergaitės mokomos tokių moteriškų dalykų, vyrai labiau vyriškų, žodžiu, na, teigia šito socialinės lyties funkcijas apibrėžiantys, kad būtent jos yra išmoktos. Na, dinamiškos, nuolat besikeičiančios, tai čia reiškia, kad tos socialinės lyties funkcijos, kurios buvo, pavyzdžiui, prieš 100 metų, tai kai kurios jau neegzistuoja, labai stipriai pasikeitė, žodžiu, ir šių dienų kontekste jau nėra tos pačios, kokios buvo. Na, hierarchinės, sakom, šitos socialinės lyties funkcijos, jos yra hierarchinės jėgos aspektu, na, ypatingai dažnai čia susiję su fizinė jėga, ir ne tik su fizinė jėga, bet ir su finansiniais pajėgumais, sprendimų priėmimo pajėgumais. Na ir sakoma, kad vyrų šis hierarchinis jėgos aspektas yra vyrų pusėje. Na ir istoriškai ir kultūriškai specifinės, tai iš tikrųjų tiek vyrų, tiek moterų atliekamos socialinės lyties funkcijos iš tikrųjų skiriasi nuo kultūros, ar islamiškoj kultūroje, ar krikščioniškoj, ar dar kažkurioje kitoj, žodžiu, kultūroje, tos rolės skiriasi, yra specifinės. Na, o biologinės lyties, tai sako, kad jos yra universalios, tos funkcijos biologinės lyties, ir nesikeičiančios. Žodžiu, na, kartais aš juokauju, tos nesikeičiančios šiandien dienai mes galim jau kalbėti, kada kalbame apie translyčius asmenis, hormonų terapijas, chirurginės intervencijas, na, tai šiek tiek mes galim diskutuoti ties šitom nesikeičiančiom. Na, bet kad jos yra biologiškai apibrėžtos ir universalios, tai mes iš tikrųjų galim sutikti su tuo. Dabar lyčių analizės pagrindas, kodėl taip svarbiai ir kodėl aš šitą skaidrę taip išskyriau. Na, vien dėl to, kad jeigu mes sutinkam, kad socialinės lyties tos funkcijos yra pačių žmonių sukurtos, galima sakyti, įtakotos mūsų santykių socialinių, aplinkos, galima sakyti, tai kada mes taip galvom, jeigu žmonės sukuria tas socialinės lyties funkcijas, tai daroma prielaida, kad mes galim taikydami įvairias intervencijas jas keisti. O tuo tarpu biologiškai apibrėžtų rolių mes kaip ir nelabai galėtumėm keisti, nors šiandien dieną jau čia nutolo debatai, kaip sakiau. Šiek tiek ir mes po šitos paskaitos dar bus skirta kokios 45 minutės apie tai kalbėti. Dabar, kodėl aš sakau, kodėl kalbėsim, nes mes kalbėsim, dabar mažiau skirsiu, bet jūs namuose galėsit dėmesio, bet jūs namuose galėsit pasižiūrėti, tai būtent čia visi
įvardžiai skirti lyčiai apibrėžti, žodžiu, ir kaip veikia politika priverstinai reikalaujanti, kad mes tuos įvardžius, tokius neutralius vyriškai ir moteriškai lyčiai naudotume. Žodžiu, tai dar aišku Lietuvoje šito nėra, bet jau Toronte, Kanadoje prasidėjo precedentas ir kitos šalys, aišku, čia apie tos įvardžius jau seniau buvę nemažai debatų ir nemažai ir Europos Sąjunga turi savo politiką, kur įmanoma giminės vyrišką ar moterišką keisti neutrale, bet čia šiek tiek kitaip yra Kanadoje ir tikrai sukėlė tokia didelės debatų bangas ir aš tam vėliau skirsiu dėmesio. Dabar grįžkim toliau prie socialinės lyties tos funkcijos. Sako, kad šitas socialinės lyties funkcijos labai stipriai skiriasi tarp vyrų ir moterų, nesikeičia tik jų biologinė lytis. Lyčių santykiai, kurie paremti jėga, dažniausiai sąlygoja nevienodą priėmimą prie resursų ir jų kontrolę. Ir nevienodos rolės ir santykiai reiškia, kad moteris ir vyrai turi nevienodus įgūdžius, poreikius bei interesus. Bet kadangi vystymas yra nukreiptas į kiekvieno žmogaus galimybių plėtrą, todėl būtent atkreipti dėmesį, kokiomis galimybėmis naudojasi vyrai ir moterys. Nesprendžiant lyčių lygybės tęstųsi toks vystymasis, kuris privilegijuoja vyrus, suteikdamas jiems jėgą ir kontrolę resursų atžvilgiu. Iš tikrųjų, jeigu mes pasižiūrim statistinius duomenis, tai kad ir kaip jau būtų pažengę, pavyzdžiui, skandinavų šalys, ypatingai Švedija, vis tiek mes dar matom, kad nėra visiškos lyčių lygybės, o ką jau kalbėti apie kitas šalis. Žodžiu, taip pat, tai iš tikrųjų, ta socialiai apibrėžta lytį daroma prielaida, kad galima įtakoti, modifikuoti, keisti per įvairias politinės priemonės ir intervencijas. Dabar mes jeigu kalbėsim apie galią, tai iš tikrųjų tai labai dažnai yra, kalbant apie lyčių lygybę ir analizuojant tą nelygybę, tai centrinė sąvoka, į kurią dažniausiai atsiremiama, tai yra galia. Pagrindinė tezė yra, kad šia galia disponuoja labiau vyrai nei moterys. Kad visam pasauliu vyrų daugiau ten, kur pelningesni verslai ir kur reikia priimti labai svarbius sprendimus susijusius su politiniais sprendimais, su ekonominiais sprendimais. Žodžiu, tai jų yra ten žymiai daugiau negu moterų. Ir jie argumentuoja šitą tezę feminizmo teoriją. Iš tikrųjų, ta feminizmo teorija yra apibendrinta sistema idėjų apie socialinę patirtį išreikštą per moteriškąją perspektyvą. Taip pat, kada pradėta žiūrėti į pasaulį per moterų prizmę, tai tiesiog pamatyta, kaip yra įtvirtintos tos socialinės rolės ir kokia didelis yra jėgos disbalansas vyrų, kaip sakant, galios pusėje. Iškylantis globalinis feminizmas žymi moterų aktyvumo ir globalinės sąmonės plėtrą, bei jos integravimo perspektyvas visuose lygiuose. Čia, Ringardė Jolanta remiuosi, mūsų universiteto dėstytoja buvus ir dirba šiandien Europos lyčių lygybės institute, kuriame yra atsakinga už lyčių lygybės indeksą, kurio vienas iš komponentų yra ir sprendimų priėmimas, ten, būtent galios aspektas, tai ir finansai, ir sprendimų priėmimas, matysim konkrečius rodiklius apie tai. Tai tą galios reikšmę galim kartais labai informatyviai pamatyti iš statistinių rodiklių. Dabar intervencija į lyčių lygybę, tai čia šiek tiek minčių apie tai, kaip lyčių lygybė istoriškai formavosi. Tai jeigu mes žiūrėsime, iš tikrųjų, kaip jau minėjau, paskaitą apie žmogaus teisės, tai moterų teisės, iš tikrųjų, moterų teisinių yra žmogaus teisių visam tradicijoje, galima sakyti, skirtas ypatingas dėmesys ir tas ypatingas dėmesys skiriamas jau nuo 1947 metų, kai Jungtinės tautos įkūrė moters statuso grupę kaip dalį žmogaus teisų komisijos ir
jeigu mes žiūrėsim šitą periodą nuo 47 metų maždaug iki 1970, tai iš tikrųjų moteris matyta vystymosi procese, kaip per gerovės prizmę, buvo labai akcentuojama sveikata, sugebėjimas būti žmona ir motina, akcentuota motinos ir vaiko sveikata, įgūdžių mokymas. Žodžiu, tai tikrai per šitą gerovės prizmę stipriai. Ir jeigu mes žiūrėtumėm, kaip tai turėjo viešajam sektoriui, kaip moterų gyvenimui, jeigu gerai pastudijuotumėt, tai matytumėt, kad 47-70 metai iš tikrųjų yra tie metai, kada daug gerovės institucijų įsikūrė, buvo toks profesionalios paslaugos buvo išvystytos, tai yra gimdymo namuose, sumažėjo motinų mirtingumas, ypatingai išsivysčiusiuose šalyse, vakarų šalyse, vaikų mirtingumas sumažėjo. Žodžiu, nemažai buvo išvystyta viešųjų, kaip sakant, viešųjų paslaugų, tiek sveikatos, tiek socialinių, tiek švietimo. Na ir tikrai iš tos sferos, kur moteris buvo atsakinga labiausiai už ją, ir privačioje sferoje, kurioje būdavo moters pareiga daug tų viešųjų paslaugų, ne viešųjų, reikėtų sakyti privačių paslaugų, teikti tokio neapmokamo darbo, jisai tiesiog perėjo į viešąją sferą. Tai va tos intervencijos, kurios ideologiškai, galima sakyti, buvo nukreiptos būtent į moteris, tai padidino lyčių nelygybę darbo rinkoje, nes iš tikrųjų pačią moterį dar nebuvo pradėta žiūrėti kaip į resursą, darbo jėgos resursą. Jinai buvo vis tiek matoma kaip pasyvi vystymosi pagalbos priėmėja, atsakinga labiau už vaikų ir šeimos sveikatą, galima sakyti, ir gerovę. Ir vis dar apie tą privačią sferą buvo daugiau diskusijų. Tuo tarpu nuo 70 iki 80 metų moteris pamatyta vystymosi procese jau truputėlį kitaip. Tai būtent tas mokslininkė Ester Boserup parašė tokią knygą apie moterų vaidmenį ekonominiam vystymesi 1970 metų pradžioje. Ir jos idėjoms pritarė Jungtinės tautos. Ir vyriausybės buvo paprašytos sukurti struktūras, kurios padėtų moteriams dalyvauti vystymosi procesuose. Tai žodžiu, moteris pamatė kaip resursą ekonominio vystymosi. Reikia nepamiršti, kad būtent tais metais, žodžiu, 70-80 metai, dar ta gerovės valstybė klestėjo, bet jau ėjo link krizės. Bet ir dėl to reikėjo didinti resursus, kurie įsilietų į ekonominį vystymą. Pagrindinė kritika tai yra matymas moterų kaip izoliuotos grupės ir iš tikrųjų priemonės, kurios buvo skirtos moterims, tai būtent į jas ir buvo nukreiptos. Akcentavo moterų produktyvų darbą, neminint laiko biudžeto. Matė moteris kaip homogeninę grupę, nekreipiant dėmesio į rasinius skirtumus, lyčių vaidmenų skirtumus šeimose. Veikla buvo nukreipta tik į moteris, nesistengiant, kad vyrai suvoktų jų poreikius ir dalyvautų procesuose. Tai iš tikrųjų čia kilo ir problemų įvairių tarp lyčių, kuris, žodžiu, tokių įtampų, ypatingai to reproduktyvaus darbo, apie jį mes kalbėsim. Bet jau nuo 1980 metų lytis ir vystymasis požiūriai keičiasi, moterys pamatytos kaip įvairi grupė su interesais, kurie skiriasi pagal lytį, klasę, amžių, etniškumą, pripažinti vyrai ir moterys partneriais vystymosi procese. Tai šitas labai irgi davė teigiamą, galima sakyti, tokį poveikį, atkreiptas dėmesys ne tik į ekonominius, bet ir politinius ryšius. Pažiūrėsim lentelę tuoj. Žodžiu, ir strategijos pokytis nuo moterys vystymosi procese į lytis ir vystymasis, žodžiu, atėjo. Tai nuo 80 metų jau toks šiuolaikiškesnis požiūris, galima sakyti, kuris labiau jaunam žmogui dabar suprantamas. Tai jeigu čia šitoj lentelėj strategijos, žodžiu, aprašytos, kaip viskas buvo, tai, pavyzdžiui, moterys vystymosi procese
Tai siekia įtraukti moteris į vystymosi procesą, tuo tarpu lytis ir vystymasis jau tam požiūrį siekia įgalinti moteris ir transformuoti nelygius santykius tarp vyrų ir moterų. Susikoncentravimas, jei buvo pirma moteris vystymo procese tik į moteris, tai lytis ir vystymasis į santykius tarp vyrų ir moterų. Tai vat, čia iš tikrųjų labai svarbus dalykas. Problema, kai buvo matoma problema, tai pradžioje buvo moteris vystymosi procese, tai moterų atskirimas nuo vystymosi proceso bendrai buvo, o jau lytis ir vystymas, tai nelygus jėgos santykis, kuris trukdo tolygiam vystymusi ir visiškam moters dalyvavimui. Tai vat, kodėl ta moteris tokia atskirta ir kokie tie santykiai tarp lyčių, kad nelygus jėgos santykiai. Tikslas buvo moters vystymosi procese, tai efektyvesnis, veiksmingesnis vystymasis pagrindiniu tikslu buvo, tuo tarpu lytis ir vystymasis jau lygus, teisingas, tolydus vystymasis. Vyrai ir moterys dalyjasi sprendimų priėmimo gale. Yra iš tikrųjų labai skirtinga nuo to, kas buvo iki 1980 metų tiksliau, kas vyravo. Tai strategijos irgi, kaip matom, labai irgi skirtingai nuo to matymo lyčių lygybės ar moterų tikrai matymo. Tai jeigu moteris vystymosi procese, tai moterų projektai, moterų integruoti projektai, moterų produktyvumo ir pajamų didinimas moterų sugebėjimų valdyti namų ūkį. Ten dabar gaila, kad aš pametos, tai tokių tikrai būdavo perliukų, mokindavo, kaip būti gera žmona, kaip būti gera mama. Aišku, čia tame galbūt ir nieko blogo nėra, bet šiandienai tai mums tikrai atrodytų šiek tiek keistokai, būtent tos strategijos, kurios buvo naudojama. Tuo tarpu lytis ir vystymasis, tai pagrindinės strategijos buvo identifikuoti ir nukreipti trumpalaikius vyrų ir moterų poreikius, leidžiančius pagerinti jų sąlygas, ir tuo pačiu metu nukreipti moterų ir vyrų ilgalaikius interesus, strateginius poreikius. Žodžiu, tai gilintis, kokius poreikius turi moterys, kokius poreikius turi vyrai ir kaip tie poreikiai yra patenkinami. Dabar šiandienai galima sakyti, jau lyčių lygybės politika toli pažengusi iš tikrųjų. Yra tokia gender mainstreaming, arba lietuviškai verčia lyčių lygybės aspektas. Tai kas tas lyčių lygybės aspektas politikoje? Tai reiškia, lyčių lygybės aspektas yra bet kokios planuojamos veiklos, įstatymų, strategijų ir programų visose srityse ir lygmenyse vertinimas, atsižvelgiant į poveikį tiek moterims, tiek vyrams. Žodžiu, jeigu priima kažkokia viešoji intervencijos priemonė, ar įstatymas, ar programa politiniam lygmenį, tai privaloma vertinti, koks poveikis bus moterims ir vyrams. Tai remiantis šiuo aspektu, moterų ir vyrų interesai ir patirtis tampa esminiu kriterijum, kuriant bendrą koncepciją, įgyvendinant, kontroliuojant, vertinant bendras veiklos kryptis bei programas visose politikos, ekonomikos, visuomeninėse srityse. Ir siekiama, kad sprendimai būtų naudingi abiems lytims, o nelygybė niekada neįsišaknytų. Ir lyčių lygybės įgyvendinimas yra socialinio teisingumo nuostata. Būtina lygiateisiškumo ir stabilaus žmogaus vystymosi sąlyga. Toks maždaug tas lyčių lygybės aspektas, arba gender mainstreaming angliškai, apibrėžimas. Dabar ką tai reiškia šitas gender mainstreaming arba lyčių lygybės aspektas ir sistemingą darbą lygiai skirstant jėgos šaltinius bei galimybės tarp vyrų ir moterų. Lygų pasidalymą jėga ir įtaka, lygias galimybės būti finansiškai nepriklausomais, lygios sąlygos ir galimybės pradėti verslą, siekti karjeros, dirbti, lygios galimybės siekti mokslo, patenkinti asmeninės ambicijas ir interesus, atskleisti talentą, pareigų namuose be vaikų priežiūros rūpesčių pasidalymas, laisvė nuo smurto prieš lytį. Tai yra, galima sakyti, tokie pagrindiniai dalykai. Dabar lyčių lygybės aspekto integravimas tai nėra tikslas pats savaime iš tikrųjų. Tai moterų ir vyrų lygybės pasiekimo strategija, ji reiškia šio aspekto įtraukimą į visapusišką ES institucijų ir valstybių narių politiką ir visas programas. Iš tikrųjų, čia plačiau pasidomėti galite, paskaityti Europos lyčių lygybės instituto puslapį. Žodžiu, yra čia paliksiu aš jums savarankiškam darbui.
Iš tikrųjų, tas institutas koordinuoja, renka, sistemina ir analizuoja lyčių lygybę, liečiančią informaciją ES lygmenį. Dabar irgi jums reikės pastudijuoti Lietuvoje, kas yra priimta įstatyminiam lygmenį. Tai iš tikrųjų pagrindinis įstatymas yra Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas. Žodžiu, nėra jisai ilgas, tikrai jūs galite jį peržvelgti ir susipažinti su juo. Ir, iš tikrųjų, tas įstatymas draudžia diskriminaciją dėl lyties, nors yra šiokių tokių skirčių ir aš čia tik vieną tą straipsnį jums ir tas skirtis pateiksiu. Pavyzdžiui, išskyrus specialią moterų apsaugą nėštumo bei gimdymo ir vaiko žindymo metu. Tik vyrams taikoma karinė prievolė. Skirtinga moterų ir vyrų pensinį amžių, skyrus profesinių pensijų sistemas. Čia apie vyrų ir moterų pensinis amžius, tai jau, kaip žinote, jau bus sulygintas, buvo pereinamasis laikotarpis, bet vis tik dar jisai akcentuojama. Moterims taikomų žmonių saugos darbe reikalavimus, kuriais atsižvelgiant į moterį fiziologinės savybės siekiama išsaugoti jų sveikatą. Tam tikrą darbą, kurį atlikti gali tik konkrečios lyties asmuo. Įstatymų nustatytas specialias laikinasias priemonės, taikomas siekiant paspartinti faktinės vyrų ir moterų lygybės įtvirtinimą, ir kurios įgyvendinus moterų ir vyrų lygias teisės ir vienodas galimybės turi būti atšauktos. Skirtingų tam tikrų bausmių vykdymo tvarka ir sąlygas. Kai prekių pardavimą ar paslaugų teikimą vien tik ar visų pirma vienos lyties asmenims pateisina teisėtas aktas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Tai tokį, galima sakyti, visas šitas įstatymas draudžia diskriminuoti, netiesiogiai diskriminuoti ir tiesiogiai diskriminuoti, seksualiai priekabiauti ar priekabiauti dėl asmens lyties. Tai tokių visokių dalykų, ir be to šitas įstatymas numato, kas atsakinga Lietuvoje, kokios institucijos, žodžiu, tai jūs dar pastudijuokit. Čia tam tikri klausimai, auditorijoje, kai mes dirbdavom, tai mes juos diskutuodavom tiesiogiai, kodėl Lietuvoje nėra ekonominės lygybės tarp vyrų ir moterų, į tą klausimą, kaip studentam atrodo, aišku, čia yra teorijos, kurios apie tai aiškina, žodžiu, ir visa kita, bet ir studentai turi savo nuomonę, tai mes padiskutuodavom. Kodėl mažai moterų dirba lankstų darbą? Tas klausimas. Kas lankstus darbas, turbūt žino, tai dabar, aišku, daugiau ir tą lankstų darbą, karantino laikotarpį jau mes visi išmokstam lankstiškai dirbti, ir teledarbą, ir iš namų dirbti, ir taip toliau. Bet jeigu mes žiūrėsim, iš tikrųjų mažai dar moterų dirba tą lankstų darbą, jeigu mes žiūrėsim visas pramonės šakas, ne vien tik tai paslaugų per atstumą teikimą. Kodėl vyrų užimtumas mažesnis nei moterų, jei moterims vis dar priklauso rūpintis mažais vaikais ir yra darželių trūkumas. Dviguba našta, čia toks kaip retorinis klausimas, bet iš tikrųjų tai yra dvigubos naštos teorija tokia, kuri paaiškina tą didelę lyčių nelygybę, galima sakyti, ypatingai buvusios Sovietų sąjungos šalys, ir aš iš tikrųjų dar jums turėsiu čia kitas skaidrės apie tą dvigubą naštą, tai aš manau, kad dabar neįsiplėsiu, ir šitą skaidrę, tai tiesiog gal jums patiems reikėtų pagalvoti ties kiekvienu klausimu ir po to pastudijuoti giliau. Dabar atsakymai šiek tiek į tuos klausimus, kuriuos ką tik iškėliau, yra susiję su reproduktyvaus ir produktyvaus darbo apibrėžimais, nes sakoma, kad moteris turi mažiau ekonominių resursų, nereiškia, kad jos mažiau dirba. Atvirkščiai, yra realybėje ir argumentuojama, kad moterys dirba daugiau reproduktyvų darbą, ir dabar turbūt reikėtų šiek tiek pasakyti, kuo skiriasi tas reproduktyvus ir produktyvus darbas. Tai reproduktyvus darbas tai yra toks darbas, kuris padeda visuomenės savigeneracijai, žodžiu, tam išlaikyti pusiau. O produktyvus darbas, tai toks darbas, kuris darbo rinkoje yra pakeičiamas prekėmis ir paslaugomis. Ko gero, reikėtų dar pridurti gerai apmokamomis ar labiau apmokamomis prekėmis ir paslaugomis.
Moterys dažniausiai yra įtrauktos į reproduktyvų darbą, bet visuomenėje labiau pripažįsta produktyvų darbą ir už jį geriau moka. Dauguma moterų darbų yra vertinama, tačiau suvokiami kaip natūralūs ir yra mažiau apmokami arba visai neapmokami. Reproduktyvus darbas yra gerbiamas, bet nėra prestižinis, lyginant su vyrų darbais, kurie yra apmokami. Iš tikrųjų, būti namų šeimininkė ar būti banko vadovu turbūt didelis skirtumas. Ir mes tikrai nevienodai vertinam. Yra neįmanoma dirbti tik produktyvaus darbo be reproduktyvaus. Abu darbai yra susiję, tačiau bendras nacionalinis produktas neįskaičiuoja neapmokamo reproduktyvaus darbo, kur dominuoja moteris. Ne visą jį skaičiuoja, galima sakyti. Tai iš tikrųjų, jeigu mes rimsim tą tokį pavyzdį, kad pavyzdžiui, kuris darbas geriau, ar namų šeimininkės, ar banko vadovo labiau vertina, tai iš karto turbūt jau pirštus atsakymas, kad banko vadovai, bet iš tikrųjų, ar gali būti banko vadovas be to reproduktyvaus darbo. Žodžiu, tai, iš tikrųjų, ko gero negalėtų, nes reikia užtikrinti ir poilsį, ir maistą, ir rūbus, ir tvarką, ir, žodžiu, visokių kitokių dalykų, ir vaikų priežiūra, jeigu tas bankininkas turėtų, ir daug visokių kitokių dalykų. Tai negali būti vien bankininkas be viso to aptarnavimo, kurio tiesiog reikia žmogaus gyvenimo. Be to, esant struktūriniams pokyčiams, tokiems kaip bedarbystė, moterys pereina į neapmokamų reproduktyvų darbą namuose. Tuo tarpu vyrai dažnai ieško produktyvaus apmokamo darbo arba produktyvaus neapmokamo darbo. Taip pat toks irgi. Arba visiškai išeina iš darbo rinkos į juodą rinką, ypač pereinamosios ekonomikos šalyse. Vyrai vis tiek ieško tokio atlygintino, rimčiau atlygintino darbo. Dabar dar lyčių nelygybę aiškina sociokultūrinė teorija. Žodžiu, nes iš tikrųjų net ir gerovės valstybėse, kur vis tiek egzistuoja lyčių nelygybė, kurios panaikinimas yra vienas iš esminių gerovės valstybės politikos tikslų, tai kodėl taip yra, kad, atrodo jau taip valstybėje įsivystę ir tikrai ta gerovė nepalyginsi, pavyzdžiui, su neįsivyščiusių šalių, net ir Lietuva daug kartų atsilieka ir yra, kodėl yra ta nelygybė. Raktas šiam tikslui įgyvendinti yra atsiprašau truputį, kodėl taip yra, tai čia sociokultūrinė lyčių nelygybė ir aiškina, kad būtent nuo kultūros, nuo nusistovėjusių normų viskas priklauso. Ir aš čia pasiimu šiek tiek jums paaiškinti, imant kitus, kaip sakant, autorius, žodžiu, ką kiti mokslininkai sako, kad irgi, jeigu mes norim panaikinti lyčių nelygybę, tai raktas šitam lyčių nelygybė, ypač tarp vyrų ir moterų, panaikinti yra globos institucionalizacija ir defeminizacija. Tai reiškia, kad jeigu moteris dirba tuos reproduktyvius darbus, o tie darbai reproduktyvus yra susiję su rūpesčiu savo šeimos nariais, tai visų pirma vaikais, vyresniais, sergančiais, neįgaliaisiais ir taip toliau. Tai ir dėl to ir tą raktą mato, kad reikėtų šitus darbus, globos darbus institucionalizuoti, tai yra padaryti viešosiomis paslaugomis, žodžiu, ir dar siekti tai, kad būtent tuos darbus dirbtų ne tik tai moterys, bet ir vyrai lygiom dalim, galima sakyti. Jeigu dabar mes pasižiūrėsim į viešosius sektorius, sakykim, sveikatos, švietimo, socialinės, tai tikrai pamatysit, kad procentaliai yra didžioji dauguma moterų šituose sektoriuose. Tradicinė šeimos ideologija susiformavusi kartu su kapitalistinės sanklodos visuomenė, globą susaistė su moteriška tapatybė ir pavertė ją moteriško gyvenimo šerdimi. Ir pagal šią ideologiją moters prigimčiai priskiriami išskirtiniai talentai, būtini globojant silpnesnius, jaunesnius ir labiau pažeidžiamus visuomenės narius. Ką reiškia tie priskiriami? Tai reiškia, kad sklando tokie mitai, kad moteris
yra talentingesnė šiose srityse negu kad vyrai ir kad, na, tiesiog jinai gali labiau pasirūpinti. Na, ir moteris tapatinimas su tais prigimtiniais gebėjimas kurti, puoselėti emocinius ryšius su švelnumu, rūpesčiu, meilė, atsidamimu ir kitokiomis panašiomis socialinėmis psichologinėmis ypatybėmis. Va. Tai dabar, jeigu mes žiūrim apie tą globą ir gerovės valstybę, tai reikėtų šiek tiek dėmesio skirti čia tam, painterpretuoti. Va, tai globa, tas rūpestis, priežiūra, nurodo į tą žmogiškąją patirtį, kuri išreiškia susirūpinimą ir buvimą atsakingų kitų gerovę. Ji išreiškia veiksmus ir santykius, kurie nukreipti į rūpestį senais, sergančiais ir jaunais visuomenės nariais. Čia šitą labai, kaip sakant, konceptą akcentuoja tyrinėtojai iki šių dienų. Ir ypač Vadalį 2003 metais su autorė Rakė, žodžiu, tai apibrėžia tą globą rūpestį. Dabar šita globa greta šitų, kaip sakant, veiksnių gali būti nukreipta ir į suaugusius kartu gyvenančius žmonės. Žodžiu, tai, pavyzdžiui, vyro emocinių komfortų besirūpinanti žmona taip pat atlieka globos veiksmą. Globa integruoja dviejopą darbą, praktinį ir emocinį, o globos dvilypumą dar kitaip nusako kaip darbo ir meilės sąjunga. Čia Graham. Žodžiu, tai va, tai jums reikėtų atsiminti, kad apibrėžiant globos rūpesčio arba tokie angliškai konceptą yra išskiriama praktinį ir emocinį, kaip sakant, aspektą. Na ir dabar šiek tiek plačiau, tai bet globa kaip praktinis darbas, tai ko gero mums visiems labai suprantamas, apima visą eilę užduočių, veiksmų, kuriuos turi atlikti globojantis asmuo, pavyzdžiui, motina pamaitinti vaiką, rūpintis jo sveikata, kurti ir palaikyti jam palankės sanitarinės ir higieninės sąlygas, rūbų skalbimas, čia kambarių tvarkymas ir panašiai. Suaugę vaikai atvežti sergantiems tėvams maisto, vaistų, nuvežti juos pas gydytojus ir panašiai. O toks praktinis darbas, be kurio iš tikrųjų mūsų visuomenė tos gerovės negalėtų turėti ir tikrai tas praktinis darbas yra labai svarbus. Tuo tarpu tas konceptas globos priežiūros rūpesčio, na, nėra vien tik tai praktinis darbas, nes jeigu prisimenat, kaip aš jums šnekėjau apie orumą, iš tikrųjų tai ne tas pats, aišku, žmogus, kuris dabar išsivysčius technologijom, mes galim prijungti aparatus ir įvairiai nustatyti, kokių jam trūksta medžiagų organizme, mes galim jį maitinti per aparatus ir visa kita. Technologijos tikrai labai stipriai jau yra pažengę, bet ar žmogus yra tas, su kuriuo galima būtų taip elgtis, ar jisai jausis orus, galima sakyti, ar jisai jausis žmogumi, jeigu vietoj žmogaus būtų jis patalpintas aplinkoje, kur vien tik tai robotai, galima sakyti, viskas jau taip sutvarkyta. Tai tą praktinį darbą tikrai gali robotai atlikti, jie tikrai galima dabartiniam technologijom įsivyščius, tai na ir į vonę, į žmogų įkelti seną, pavyzdžiui, ir nuprausti, ir gali ir pamaitinti, ir koks robotas kambarį išvalyti ir taip toliau. Tikrai daug labai dalykų praktinių gali padaryti robotas. Bet emocinės globos robotas dėja suteikti negali ir ta emocinė globa, jinai žmogui kartais yra stipresnis poreikis emociniai globai kartais žmogui yra negu kad vien tik praktiniai. Tai šitas emocinė ta globa yra dalyvavimas kito žmogaus jausmų pasaulyje ir nuolatinis rūpestis šio pasaulio gerovė. Centrinis emocinio darbo komponentas yra emocijų reguliavimas, kaip savo minčių, verbalinių išraiškų kontrolė, savo elgesio pasiekimų globojamama asmenių įvertinimas. Toksai labai svarbus dalykas, ta emocinė globa, ir šiandieniniai neuromokslai, jie labai stipriai akcentuoja tą emocinę globą, puoselinti vaikystės aplinka, tai tiesiog neatsiejamas, galima sakyti, tas praktinis darbas nuo emocinės globos ir padaryti tyrimai, kad yra ta atliepianti priežiūra, kur būtent emociškai empatiškas turi būti suaugęs žmogus, mama, tėtis
ar pedagogas šalia mažo vaiko, žodžiu, ir suprasti jį, ir atliepti jį, ir emocionaliai, kaip sakant, būti prieinamas, nes būna emociškai neprieinami tėvai, dar tokia sąvoka šiandien dienai, kad tie tėvai turi būti emociškai prieinami, siekiant vaiko tokio sėkmingo vystymus ir galių išskleidimo. Tai va, ta emocinė globa tokia svarbi. Tai dabar čia aš raudonai jums parašius, pavyzdžiui, emocinės globos pavyzdys: vaiką globojantis suaugęs žmogus kontroliuoja savo jausmus taip, kad sukurtų vaikui palankę psichologinę atmosferą, veikia taip, kad skatintų vaiko emocinę brandą, ugdytų jo emocijų raiškos įgūdžius. Tai va, toks svarbus dalykas, ir ta tikrai emocinės globos reikšmė yra labai didelė, reikalaujanti įsipareigojimo, atsidavimo, lojalumo, specialių socialinių įgūdžių, kurių pagalba šis darbas gali būti nudirbtas. Ir šita globa kaip emocinis darbas, kur intimų santykiai, per kurį išgyvenamos patirtys tampa reikšmingos tiek individui, tiek ir pačiai visuomeniai. Ir intimus santykis reiškia, kad individas bus suprastas, vertinamas, gerbiamas, o tai kur ne tik jo psichologinį, bet ir ontologinį saugumą. Kita vertus, jis integruojamas į visuomenę, nes įgyja įgūdžių, kaip reikšti emocijas, susidurėti su stresu, įveikti viešų gyvenimo kuriamas psichologinės įtampas ir sėkmingai veikti visuomenėje. Žodžiu, taip pat. Dabar aš jums duosiu pavyzdį probleminės situacijos, pavyzdžiui, kūdikių globos namai. Kai praktinė globa užtikrinama, o emocinė ne. Tai mes iš tikrųjų, jūs gal dar ir per jauni, jeigu nesidomėjot, tai nežinot, bet iš tikrųjų turbūt girdėjot, kad šiandien Lietuvoje vyksta vaikų globos namų deinstitucionalizacija, jau daugiau negu praeito amžiaus, maždaug apie vidurį, buvo jau ištirta mokslininkų ir pamatyta, kad globos namai, ypatingai dideli institucijai vaikų globos namai, kur nėra užtikrinta emocinė globa, labai žalingai veikia vaiko vystymasi ir tiesiog susidaro tokia probleminė situacija, kad praktiniai darbai nudirbami, tikrai ten labai tvarkinga, vaikai pamaitinti, aplinka užtikrinta, švari patalynė, žaislų, bet vis tiek vaikučiai nelaimingi ir jų vystymasis apribotas. Taip pat ta emocinės globos reikšmė yra ypatingai didelė. Dabar jeigu žiūrėsim Lietuvoje, tai Pūro teigimu mediciniais tyrimais įrodyta, kad pakanka nuo 3 iki 6 mėnesių, kad įstaigoje apgyvendintos vaiko kūdikio raida išties sutriktų. Įsivaizduojat, kiek mažai tai reikia. Nuo 3 iki 6 mėnesių, iki pusmečio, ir vaikui gali būti sutrikdyta raida ir palikti pėdsakai jo visam gyvenimui. Tai pagrindinė priežastis neužtikrinimas emocinis ryšys su konkrečiu žmogumi. Ir pagrindinės kūdikio poreikis ir teisė vystytis institucija apribojama. Tai iš tikrųjų Lietuvoje dažniausiai iš to juokiamasi, apie vaiko teisės čia kai kalba, atsirado 4 kg pilietis. Tai iš tikrųjų, čia toks labai drastiškas, toks ciniškas požiūris į žmogaus, kaip sakant, pirmus gyvenimo metus, kurie iš tikrųjų padeda pagrindą ir tolesniam jo gyvenimo gerbūviui. Tai čia jeigu mes žiūrėsim apie globos temą, emocinę globą, tai jinai tikrai yra reikšminga ir pasitelkiant emocinės globos, kaip sakant, tą teoriją, yra kuriama kitokia aplinka, vaikui palanki aplinka šiandien dienai, nors dar, aišku, turim ką čia nuveikti. Dabar čia jums esu įdėjus į Moodle straipsnį, kur parašiau, kad privalomas. Tai kas dabar šiandien dieną yra lyčių lygybės, kokie režimai Europos Sąjungoje. Žodžiu, čia tokia jau atskira tema, galima sakyti, apie politiką. Žodžiu, nors ten apie globos darbą dar po to sugrįšim, kada žiūrėsim, išeisiu į skaidrių, eisim į lyčių lygybės institutą ir pasižiūrėsim ten skaičiukus. Tai dabar šiek tiek apie lyčių lygybės režimus, tiesiog, kad žinotumėt, kas šiandien dienai, čia iš straipsnio 20 metų, šitą pakomentuosiu keletą. Tai iš tikrųjų mes lyčių lygybės politikos studijose randam tuos modelius tokius skirtingus,
pavyzdžiui, tradicinį maitintojo tokį režimą, čia režimu juos vadina, bet modeliu galima vadinti breadwinę. Žodžiu, tai jis tikrai tradicinis. Ką reiškia tas tradicinis maitintojo režimo, tas modelis, tai yra tas, kad moteris yra palikta rūpintis privačia sfera, o vyras būtent yra pinigų uždirbėjas, maitintojas, kuris uždirba pinigus, ir pramaitina šeimą, galima sakyti, nes iš tų uždirbtų pinigų galima išgyventi. Tai toks labai, tradicinis labai požiūris ir mūsų tradiciniam lietuvių požiūriui jisai yra irgi priimtinas, galima sakyti, nors šiandieną jau mes neišlaikom šito modelio savo Lietuvoje, jisai jau pakitęs yra ir tikrai kitas jau yra ir dar mes apie tai šnekėsim. Bet, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje, sakoma, kad būtent Malta dar išlaiko šitą tradicinį maitintojo režimą, žodžiu, kada moterys daugiau uždarytos privačioj sferoj, vyrai viešojoj ir žodžiu, pasirodo dar gyvas, bet jau iš tikrųjų labai mažai šitas, kad dominuotų modelis yra Europos Sąjungoje. Dabar iš tikrųjų Lietuvoje ir daugumoje kitų šalių yra dvigubo uždarbio modelis, tai yra tada, kada jie apmokamą darbą dirba abu, tiek vyras, tiek moteris, ir iš tikrųjų tai labiausiai paplitę šiandienai modelis. Ir kodėl jisai, žodžiu, toks paplitęs ir sakoma, iš tikrųjų labai pasikeitus nuo tradicinio to režimo, kada dominavo tie modeliai, tai vystantis šalims, šalių ekonomikai, kultūrai, verslo sektoriui, viešajam sektoriui, galima sakyti, ir suvokimui, moters, kaip sakant, roliai ir vyro roliai vystymuisi, žodžiu, kuriant įvairius socialinės apsaugos mechanizmus, tiesiog neliko kitos, gal čia per stipriai pasakyti, neliko kitos išeities, bet iš tikrųjų tai labai arti, ko gero, šitų išeičių, nes, pavyzdžiui, jūs ko gero žinote, kad norėdami gauti pensiją, pagal nuopelnų principą mes turim dirbti ir mokėti mokesčius. Ir Lietuvoje turbūt esat girdėję, kad pilnamečiai, kurie nedirba ir nesimoko, privalo dirbti ir mokėti privalomą sveikatos draudimą, nes kitaip negaus sveikatos priežiūros paslaugų. Žodžiu, ir visokių kitokių. Taigi, žmogus šiandieniniai visuomeniai, nesvarbu jis vyras ar moteris, jeigu jisai nedirba, tai jis netenka daug labai privilegijų savo visuomeniai. Žodžiu, tai šitas dvigubo uždarbio modelis būtent apie tai yra, kad turi dirbti abi lytys ir žodžiu, ir tai sėkmingai yra daroma ir statistiniai rodikliai žiūri, kad iš tikrųjų ir Lietuvoje, skaičius moterų dirbančių yra gana didelis ir nenusileidžia vyrų, galima sakyti, taip ir panašiai ir yra ir kitose šalyse, žodžiu, dvigubo uždarbio modelis. Ir jisai tiesiog viskas čia būtų gerai, nors šiandien dienai keliamas toksai klausimas, jei abu tėvai dirba, kas rūpinasi vaikais. Ir iš tikrųjų čia didelė problema, tuo labiau, kad jeigu mes žiūrėsim neoliberalią visą mintį, kuri iš tikrųjų skatina mūsų individualią raišką, individualumą, tokį labiau dėmesį kreipia žmogaus, kaip jisai jaučiasi, ar jisai laimingas visuomeniai, ir tiesiog daugiau jį fokusuoja žmogaus dėmesį į patį, o ne į šalia esantį. Tai žodžiu, ta dilema tikrai yra labai didelė. Ir socialinės, kaip sakant, sistemos ir gerovės sistemos yra labai skirtingos. Pavyzdžiui, jeigu mes žiūrėsim dvigubo uždarbio modelis, kad ir Jungtinės Amerikos valstijose, tai ten mažiau tos viešosios paslaugos yra išvystytos, sakysim, kai kuriais atvejais, ir tiesiog yra tų privačių paslaugų, pavyzdžiui, vaikų priežiūros, bet ta našta tokia kompensavimo už vaikų priežiūrą privačioj, sakykime, institucijoje kokioje, ar vaikų darželį, ar vaikų dienos centre, ten visa našta praktiškai gula ant tėvų pečių
žodžiu, ir iš tikrųjų tai didelė problema. Tai dabar dar mėgina tokį rasti išeitį ir dabar įdomus dar yra toksai Niderlandų kombinuotas scenarijus, tai vat kuris pabrėžia vienodas galimybės vyrams ir moteriams susilyginti ir neapmokamame darbe, tokiam tam reproduktyviam darbe. Žodžiu, kad turėtų vyrai ir moterys vienodas galimybės, nes dabar, jeigu žiūrėsim, sakykime, tai kada abu tėvai dirba ir turi turėti draudimą, tai ten yra visokių formų ir nepilno etatų darbas, ten lankstus darbas ir visokie kitokie dalykai, kad būtų galima rūpintis vaikais. Ir iš tikrųjų, kada pasižiūri, pavyzdžiui, darbas nepilnu etatu statistika ir tada tos statistikos demografinį pjūvį, tai ir dažniausiai matosi, kad tos pažeidžiamos labiau visuomenės grupės, tai yra motinos, kurios augina vaikus, dažnai naudojasi pusę etato darbu, arba vyresnio amžiaus asmenys, kurie irgi jau tampa pažeidžiami, tai va tas toksai dalinis darbas labiau šioms kategorijoms žmonių yra būdingas. Tai bet ar visada, čia galima kelti klausimą, ar visada pasirinkimas dirbti pusę etato yra tikrai tas, kaip sakant, bent jau ekonomiškai palankus ir ar turi kitą galimybę, sakykime, motina auginanti vaikus, atlikti tas funkcijas, tą dvigubą naštą nešti ir darbo, ir vaikų priežiūros. Tai toksai yra dalykas, kad ir dažnai nuo to labai priklauso vaikai, nes jeigu mes žiūrėsim to dvigubų uždarbio modelį, jeigu moteris, ir ypatingai dar jeigu žinosim tas skyrybų skaičius, iš tikrųjų skyrybų skaičius per pasaulį yra tikrai didelis, ir vakarų šalyse, ir Lietuvoje praktiškai kas antra šeima beveik išsiskiria. Ir kas rūpinasi vaikai, tai iš tradicijos daugumoje šalių su motina vaikai lieka. Ir jeigu motina po to turi suderinti rūpestį vaikais ir darbo atsakomybės, dažnai jai tenka rinktis nepilną etatą darbo, kad tada ta moteris daugiau patiria skurdą, su jie kartu ir vaikai patiria didesnį skurdą. Ir mes žiūrėsim dar apie skurdą bus paskaitos, aš rodysiu jums skaičius ir jūs matysite, kad net išmokos įvairios negeba ištraukti po to motinos vienos su vaikais iš skurdo, kaip sakant, aukščiau to skurdo lygio, tiksliau ne aukščiau skurdo lygio, bet ištraukti aplamai iš skurdo. Tai didelė, iš tikrųjų, didelė problema, didelė dilema. Ir Nyderlandų tas atsakymas kombinuotos scenarijaus, tai yra labai įdomus ir jo sako, kad pagrindinis dalykas, kad pilietinė visuomenė įsitrauktų jau į šitą visą reikalą ir toks visuotinio globos teikėjo, kaip ir požiūrį propaguoja Frazeris, ar visuotinio teikėjo, tai čia turėjo omeny, kad ne tik tą reproduktyvų darbą arba neapmokamą darbą, kad ne tik tai dirbtų moterys, bet kaip įtraukti į šitą darbą namų ruošos, vaikų priežiūros, senelių globos, žodžiu, ligonių, neįgaliųjų priežiūrą, ypatingai namuose, kaip įtraukti vyrus. Tai tas visuotinio globos teikėjo požiūris, jisai sako taip, kad visi darbuotojai turėtų prisimti atsakomybę už priežiūrą, ir tam tikra priežiūra būtų vykdoma namų ūkiuose, o dalis valstybės finansuojamoje aplinkoje. Tačiau taip pat įvyktų didelių pokyčių pilietinėje visuomenėje, kur globos pareigų neturintys žmonės prisijungtų prie tėvų, o kiti prie demokratinės savarankiškos priežiūros veiklos. Žodžiu, kad visi iki vieno kad visiems iki vieno būtų sudaromos galimybės pasirūpinti arba savo pažeidžiamais žmonėmis ir priklausomais žmonėmis silpnesniais, arba tiesiog prisijungti prie kitų, kuriems reikia būtent tos pagalbos. Iš tikrųjų įdomus, tai čia būtų tas modelis jau naujas vadintųsi, 2 dirbančių ir 2 rūpintojų tas modelis, ar tos emocinės globos ir praktinės globos prasme neapmokamo darbo, kad abu kiek įmanoma būtų, tai tiesiog toks visai patrauklus atrodo būtų modelis. Ir dabar įdomus dalykas, kad aišku gali tie, kurie neturi
priklausomų žmonių, sakyti, kodėl mes čia turim įsitraukti į tuos darbus ir taip toliau, arba padėti kitiems ten prižiūrėti ar vaikus, ar neįgaliuosius, žodžiu, tai čia iš tikrųjų susijęs su tokiu viešojo gėrio teorijomis, iš tikrųjų ir Gornickas ir Mejeris 2003 metais, žodžiu, tuos debatus, kaip atraminį tokį debatų tašką, sako, kad vaikai turi būti vertinami kaip viešasis gėris ir teikiama kokybiška priežiūra jiems, žodžiu, kad būtų išvengta vaikų neturinčių asmenų nemokamo naudojimosi vaikus auginančiais tėvais. Tai čia, ko gero, man reikia truputį įsiplėsti ir ką čia reiškia, kokie čia tie debatai, kada mato vaikus kaip viešąjį gėrį. Žodžiu, nes iš tikrųjų socialiniai politikoje yra ta įtampa tokia diskusijose. Na, ir Lietuvoje iš tikrųjų jūs esate girdėję, kad yra ta įtampa, ar kodėl turėtų valstybė padėti šeimoms, kurios turi daugiau vaikų, ar kurios skurdo lygmenį, ir tokia kaip ir priešprieša kartais yra, tokia nedraugiškumas tėvams, sako, kodėl jie turėjo pagalvoti prieš gimdydami vaikų, ar pajėgs jais pasirūpinti ir taip toliau, žodžiu, ir čia kodėl mes turėtume mokėti mokesčius ir duoti būtent tom šeimoms, atiduoti tuos pinigus ir taip toliau. Tai va čia tokių įtampų tikrai yra daug, bet vaikų kaip viešojo gėrio teorija sako taip, kad vaikai yra kaip, tie, kurie dabar dirba ir galbūt nenori tų mokesčių mokėti ir prisidėti prie didesnių, kaip sakant, didesniais mokesčiais prie paslaugų vaikams užtikrinimo, žodžiu. Tai jie neįskaito vieno tokio dalyko, kad šiandieniniai vaikai, kurie užaugs ir kuriais rūpinasi jų tėvai ir iš tikrųjų labai sunkiai derindami darbo atsakomybės ir šeimos priežiūros atsakomybės, jie užaugina piliečius, kurie užaugę po to taps ir gydytojais, ir slaugytojais, ir mokytojais, ir bet kur, ir aptarnaujant personalų, kurie rūpinsis, ko gero, ir tai žmonėms, kurie dabar yra darbingo amžiaus, žodžiu, ir tai yra viešasis gėris, nes tai yra mūsų visuomenės, kaip sakant, raida ir interesas investuoti į vaikus, kad ta Lietuvos ateitis būtų geresnė. Tai tiesiog toks neprisidėjimas prie vaikų yra toks socialiai neteisingas, nes iš tikrųjų tie žmonės, kurie neturi vaikų ir visiškai neprisideda prie tų reproduktyvių darbų, tokių silpnesnių priežiūros ir gyvena tik tai savo galbūt gyvenimą tokį, kol tai tik tai savo galima sakyti, tai nėra visiškai atsakinga. Prie tokios tolydesnės raidos mums tikrai yra sveika pagalvoti apie vaikus kaip apie viešąjį gėrį ir į šiandien dienos politinius debatus įnešti tą mintį. Aš vis ruošiuosi čia parašyti tą apžvalginį straipsnį lietuviškai apie vaikus kaip viešąjį gėrį ir turbūt kažkada sugebėsiu, kai tik atrasiu to laiko, nes tai tikrai reikia, nes tas suvokimas yra labai svarbus apie vaikus kaip viešąjį gėrį, nes šiandienai mes kartais matom lyčių lygybės politikoje, kada diskutuoja apie žmogaus teisės, žodžiu, ir kada liečia vyrus ir moteris, ir tada paliečia ir šeimos teisės, žodžiu, ir tarsi išnyksta vaiko teisės, o tas vaikas yra iš tikrųjų svarbus ir man labai ir svarbu ir socialiai teisinga rūpintis vaiku ir duoti jam pagalbą tada, kada jam reikia, ir užtikrinti, kad jis įsivystytų, kiek įmanoma labiau skleidė savo potencialą ir taptų atsakingų žmogum kažkada, kada mes galbūt būsime seni ir jau mūsų ir nebus, yra labai svarbu, žodžiu, investuoti į vaikus. Tai va, tai tas rūpestis dabar ir pagalba vaikams, tai labai svarbus, žiūrint, kad ir tėtis, ir mama prisidėtų, ir galbūt jeigu jiems reikia ar dėl kažkokių priežasčių daugiau tos pagalbos, kad prisidėtų ir tie, kurie galbūt savo vaikų išvis neturi. Bet daug labai politinių priemonių yra nukreipta, tai būtent į tėvą ir motiną, tai pavyzdžiui, vaiko priežiūros atostogų politika kokia. Žodžiu, tai kad būtų vaiko priežiūros atostogos suteikiamos ir vyrams, ir tėvams, ir mamoms. Tai yra svarbu.
Aišku, jau šita daugelį šalių ES šita politika yra įgyvendinama ir Lietuvoje, bet apibendrintai žiūrėjau UNICEF'o duomenis, žodžiu, tai kad nėra dar labai paplitę ir, žodžiu, kad apie 1% tik tai tėvų naudojasi vaiko priežiūros atostogom. Tai vis tiek ta tradicija ir kultūra dar labai daug veikia. Nes dar intervencijos tokios būna reguliuojant darbo laiką ir kokybišką vaikų socialinę priežiūrą, irgi stengtis, kad būtų draugiška ta aplinka, žodžiu, ir darbo laikas, kad būtų draugiškas derinti tėvų šeimos ir darbo atsakomybę. Iš tikrųjų nemažai veikia ir jeigu jūs žiūrėsit lygių galimybių kontrolieriaus institucijos tinklapį, matysit, irgi nemažai yra tyrimų padaryta, metodinių rekomendacijų darbdaviams, kaip visą tai užtikrinti. Žengia iš tikrųjų į priekį šiek tiek. Dabartinė praktika siūlo įvairius būdus, kai tik skandinaviškos versijos siekia lyčių lygybės atlyginamame darbe, priežiūros darbe, pajamų, laiko ir balso srityje. Nu, čia gal truputį išverčiau ne visai aiškiai, tai iš tikrųjų, daug tų praktikų yra, bet tos praktikos beveik visos eina, pagal skandinavišką pavyzdį, galima sakyti, ir tai žiūri, kad lyčių lygybė būtų užtikrinama atlyginame darbe, tai labai daug tų tikrai priemonių įvairiausių yra. Priežiūros darbe, tai čia suteikiant ten įvairias vaiko priežiūros atostogas, dabar jau prasideda ir priklausomų kitų žmonių, pavyzdžiui, senų žmonių, kada reikia irgi dėl priežiūros, ar ten papildomos dienos prie atostogų, ar sutrumpinta darbo savaitė, ar ten kažkurios valandos, kada mažų vaikų yra, sakykime, jiem pamaitinti, kada ypatingai maitina krūtimi. Visokių tokių dalykų tikrai nemažai yra. Pajamų, žodžiu, srityje irgi siekiama, kad būtų lygybė, ypatingai svarbu moteriams, kurios, kada ypatingai jos priklausomos nuo vyrų ir smurtą patiria, tai ta pajamų lygybė yra žiauriai svarbi, nes kartais moterys irgi, bent jau rodo mokslo tyrimai, kad kenčia smurtą, nes neturi tos pajamų lygybės arba yra visiškai priklausomos nuo vyrų ir tas nesaugumas finansinis verčia kentėti prievartą. Laiko ir balso srityje, tai yra laiko srityje, kiek matysite, irgi labai atsiskleis gerai per lyčių lygybės indeksą, žodžiu, tai tas laikas, kiek praleidžia darbe, kiek praleidžia neapmokamam darbe, balso srityje, tai kiek parlamente, vyriausybėje arba kokių finansinių institucijų ar kitų ekonomiškai aukštai vertinamų institucijų, kaip sakant, vadovėmis, ten valdybose įvairiuose, kiek moterų yra skaičiuojama. Ir stengiamasi užtikrinti, kad kiek įmanoma būtų tas lyčių balansas išlaikytas. Dabar čia aš jums neišverčiau tokia labai, labai graži diagrama visa, žodžiu, kaip šiandienai matomos politinės intervencijos į lyčių lygybę užtikrinti, tai yra tas lygiai, 4 lygiai čia, žodžiu, individualus, pirmų numerių, tai matot numeriukas, čia yra pirmas lygmuo, žodžiu, po to šeimos arba namų ūkio, pilietinės visuomenės ir socialinės kolektyvinės, 4 čia aplinkui. Tai jeigu mes žiūrėsim, ir dabar yra tos, kaip sakant, sritys 5, tai yra laikas, balsas, apmokamas darbas, pajamos ir globos darbai. Tai man atrodo, kad dauguma jums čia, žodžiu, dalykų kaip ir daugmaž žinomi, pavyzdžiui, balso prasme, tai, sakykime, šeimoje lygios galimybės, lygios galimybės pasisakyti, kaip sakant, priimant sprendimus įvairiausius, žodžiu, ir, antras čia namų ūkio, kaip sakant, lygmenį, kaip ir nieko tokio daug nedaro, bet po to jau pereina tas balsas į įvairius judėjimus, sakykime, pilietiniai visuomeniai, tai čia yra įvairios ypatingai dažnai moterų teisių organizacijos, būtent nevyriausybinės organizacijos, asociacijos įvairios, moterų grupės įvairiose politinėse partijose ir visur kitur, kur moterų interesą, tą moterų lygybę labiau akcentuoja.
žodžiu, šiandienai labai daug visokių kaip sakant, dalykų dar kyla nauji, tokie ypatingai tarp tų dviejų lyčių, čia tokiem tarpiniam variantam, ar kaip pasakyti, žodžiu, irgi daug nemažai tokių dalykų, kur net nežinau, į tradicinius rėmus jau analitinius netelpa, bet tikrai yra labai socialiniai judėjimai dideli. LGBT plus bendruomenės ir taip toliau. Tai čia aišku, apie jas neįsiplėsiu šitoj vietoj, reikės po to vėliau čia šiek tiek aiškinti. Na ir čia va proporcijos, sakykim, socialiniam, kolektyviniam lygmenį, kad būtų proporcijos, reprezentacijos, kiek įmanoma lygios, kvotų įvedimas, pariteto principas, nes, pavyzdžiui, jeigu mūsų visuomenėje yra daugiau moterų, tai pagal viską mūsų Seime irgi moterų turėtų procentas šiek tiek būti didesnis, kad reprezentuotų mūsų moterų interesus. Ir iš tikrųjų, tyrimai rodo, kada moterų yra daugiau politikoje, ir ypatingai parlamente, tai tada daugiau pinigų yra skiriama toms svarbioms sritim, už kurias dažniausiai moterys tradiciškai buvo atsakingos. Tai va tokių, tai ir socialiniam reikmėm, švietimui, sveikatai, tai yra tikimybė, kad šitos sritys, viešosios sritys bus geriau finansuojamos. Tai va tas balsas ir moterių pačių problemos įvairios. Lengviau priimti sprendimus, nes jos labiau atstovaujamos. Tai vat tų balsų, džiugu, kad šiemet mes matysim po naujų rinkimų ir jau turėjom prezidentę moterį Dalią Grybauskaitę, bet dabar mes jau greičiausiai matysim ir premjerę moterį, ir Seimo pirmininkė, ko gero, bus moteris, nors jau ir turėję esam keletą Seimo pirmininkių moterių. Tai va čia ta balso, kaip sakant, sritis. Dabar jeigu apmokamas darbas, tai irgi, kad nebūtų diskriminacijos pagal lytį, tokie, pagrindiniai dalykai individualiam lygmenį, namų ūkio srity, jeigu mes žiūrėsime čia, tai lygus priėjimas prie kokybiško darbo ir prisirišimo darbo ūkiai, kad nebūtų taip, kad tik tas vieno maitintojo modelis, tai kad kiek įmanoma tų intervencijų būtų į tai, kad abu žmonės, tiek vyras, tiek moteris, turėtų prieinamumo lygų prie darbų, apmokamų darbų. Tada trečias čia nieko nesiūlo, nors galėtų galbūt kažką ir būti dėl to apmokamo darbo pasiūlyta, bet kol kas matom, kad ne. Pagal šitą modelį tai reiškia neišryškėjo ES pastarosiomis dienomis. Ir apmokamas darbas, kad turėtų už tą patį darbą gauti moterys ir vyrai vienodą atlyginimą. Tai čia socialiniam, kaip sakant, lygmenį tokiam kolektyviniam jau bendram. Tai va toks. Ir čia tas pats yra ir su pajamom įvairiais, kad individualiam lygmenį turėtų būti lygios galimybės dirbti ir užsidirbti. Po to, jeigu mes žiūrėsime namų ūkio arba šeimos lygmenių, tai čia pensijų teisės ir ypatingai skyrybų atveju labai akcentuojamos, nes labai nukenčia pajamos skyrybų atveju. Tai va toks svarbus dalykai ir aš po to pakomentuosiu šiek tiek daugiau apie tai. Ir čia įvairūs labai svarbu visuomeniniam tokiam nacionaliniam, kolektyviniam lygmenį, tai yra įvairios pašalpos globėjams, tie, kurie rūpinasi vaikais ar priklausomais žmonėmis, įvairūs mokesčių lengvatos globėjams, pensijų kreditai, tai pavyzdžiui, kad eitų darbo stažas, kaip pavyzdys galėtų būti, tokie dalykai. Ir globos darbai, jeigu žiūrėsim šitą, tai irgi individualiam lygmenį turėtų būti, prieinamas rinka prie globos paslaugų ir motinystės, tėvystės atostogos. Jeigu mes žiūrėsim namų ūkio lygmenį, tai čia parašyta tėvų atostogos, ir laisvadieniai įvairūs, nes iš tikrųjų,
kaip jau minėjau, UNICEF'o duomeny labai mažas procentas, nors šalys ir tas abiems tėvams numato tas vaiko priežiūros atostogos, dauguma šalių išsivysčiusių, žodžiu, bet matosi, kad realybėj, kada abiems tėvams yra užtikrinta, tai kultūriškai vis tiek motinos labiau ima, tai vat čia akcentuoja tėvų aspektą. Trečias yra pilietinės visuomenės lygmuo, tai irgi, kad vystyti savanorišką sektorių, tai yra nevyriausybinių organizacijų užsiimančių priežiūrą, globa, žodžiu, tiek vaikų, tiek senelių, tiek neįgaliųjų irgi skatinimu. Na ir ketvirtas, tai jau čia valstybės tas kolektyvinis lygmuo, tai yra valstybės globos, kaip sakant, paslaugos, tai yra edukacinės, kultūrinės paslaugos, įvairios, švietimo, kultūros, sveikatos, čia dar neprirašyta, žodžiu, tokie dalykai. Na ir darbas, kaip pasiskirsto darbo laikas, sakykime, pavyzdžiui, vienodai individuo lygmenį turėtų vienoda vertė būti suteikiama tam apmokamam darbui, po to tiek apmokamam, tiek neapmokamam darbui, žodžiu, tarp lyčių vienodai turėtų pasiskirstyti idealiu atveju. Na, jeigu mes žiūrėsime šeimos arba namų ūkio, tai irgi laiko kontrolė, įvairūs mokesčiai, mokesčių iniciatyvos, mokyklos, ten darželių švietimo įstaigų įvairūs, kaip sakant, darbo laiko suderinimas, prisitaikymas prie darbo valandų, žodžiu, ir visi kiti dalykai, na ir nacionalinių lygmenių tokių socialinių kolektyvinių, tai yra atostogos, popamokinės paslaugos, trumpesnės darbo savaitės, žodžiu, ir visokie kitokie dalykai, kad būtų galima šeimoms ir lytims, tiek vyrams, tiek moterims, tą vienodai laiką suderinti su savo darbo atsakomybė ir šeimos atsakomybė. Tai va, tokie pagrindiniai dalykai ir šiandien dienai šitie ramsčiai yra, apie kuriuos dar mąstoma ir ieškoma, kaip juos pagerinti. Va. Dabar, kaip ir žadėjau, šiek tiek paaiškinsiu, kas yra tos teisės į pensiją padalymas. Ne tik skyrybų atveju ir ne tik dažniausiai tai skyrybų atveju, bet gali būti ir ne. Žodžiu, tai, jeigu mes Lietuvoje matom tą situaciją, tai per Lietuvos turbūt atveju lengviausiai paaiškinti. Šiandien dienai, kaip minėjau, beveik kas antra šeima skiriasi ir sakykime, 23% vaikų gyvena tik tai su motinom ir ten skurdo lygis būtent šitų vienišų moterų su vaikais gyvenančių yra pats aukščiausias ir tik tai kas antroji tokioj šeimoje šiek tiek amortizuoja tos išmokos, žodžiu, socialinės pašalpos tą skurdą. Iš tikrųjų yra padėtis didelė ir ne tik, kad skurde dabar gyvena ir negali aprūpinti vaikų, sakykime, geresniem paslaugom, nes iš tikrųjų viešų paslaugų, pavyzdžiui, vyresniems vaikams, kur, pradinukams, sakykime, tų vaikų dienos centrų žiauriai trūksta Lietuvoje ir samdyti auklės, ne kiekviena šeima išgali. Tai iš tikrųjų ne tik vaikai nukenčia, bet yra kalbama ir žinoma, ir jūs turbūt suprantat, kad jeigu motina priversta nedirbti arba dirbti tik pusę etato arba labai menkai apmokamą darbą, tokį pavienį kartais, valandinį, sakykime tokį, tai, jinai sumoka mažiau mokesčių ir jai gresia labai menka pensija. Tai šitą didelę problemą jau sprendžia išsivystę šalys ir, pavyzdžiui, Vokietijoje ir Jungtinėje karalystėje išsiskiria sutuoktiniai, kurių pagrindinė veikla santuokoje buvo namų ūkis ir vaikų auklėjimas, ateityje gali reikalauti teisingo pensijų teisų paskirstymo iš dirbančio sutuoktinio profesinės pensijos. Žodžiu, taip pat jeigu, pavyzdžiui, išsiskyrė ir moteris viena augina vaikus, tai, pensinio amžiaus užauginus vaikus ir sulaukus pensinio amžiaus, jinai gali reikalautis, žodžiu, teisingesnio, kaip sakant, pensijų teisų paskirstymo. Tai yra, kad būtų subalansuota ir jai nebūtų tokia maža pensija. Ir tai numatyta visas mechanizmas. Šveicarijoje tai dar radikalesnis dalykas, žodžiu, priimtas.
pasirinkimas kasmetinis padalytų teisių į pensiją. Tai reiškia, pavyzdžiui, čia gal išverčiau nelabai, bet pakomentuosiu, pusė vyro įmokų pensijai kasmet būna išversta, čia aš truputėlį pasigreitinau tą vertimą, tai būna pervesta iš žmonos pensijų, kaip sakant, fondą ir iždą, o pusė žmonos kasmet gaunamų pajamų į pensijų fondą iškelia į vyro. Ir taip subalansuoja, nes dažniausiai moteris dirba, jeigu augina vaikus ir mažiau dirba, tai jos tikrai mokesčiai būna žymiai mažesni negu vyro įmokėti į pensijų fondą, tai va taip subalansuoja ir labai tokia teisinga, kaip sakant, lygybė pasiekia. Tai šitie dalykai įvyko dėl pripažintų skirtingos priežiūros darbo poveikio vyrų ir moterų gyvenimui ir sumažina jo pasiekmes pajamoms senatvėje toksai. Tikrai skamba taip mums naujoviškai turbūt Lietuvoje, bet tikėkimės, kad pradės mūsų viešoji politikoje apie tai diskutuoti ir šitą tokią neligybę, kaip sakant, pradėti spręsti, nes iš tikrųjų tai yra labai didelė problema, ta dviguba našta vadinama, nes čia galiu, ko gero, dar grįžti prie tos sovietinės tradicijos, iš kurios mes dar iki galo neįsivaduojam, tai būtent jeigu mes žiūrėsim tas sovietinį laikotarpį, kada ir aišku daug buvo investuojama į socialinius dalykus ir daug buvo, ir darželiai suklestėjo ir kitokie dalykai Lietuvoje, ir atkūrus nepriklausomybę, galima sakyti, tas viešųjų paslaugų finansavimui, socialiniai sričiai iš tikrųjų pradėjo skirti žymiai mažiau finansų, o tos teisės, sakykime, tokios lyčių lygybės, kurios buvo užtikrintos abiejų dirbančių, galima sakyti, tą modelį, tai kad moterys turėjo lygią teisę į darbą ir dirbti tuos pačius darbus kaip ir vyrai. Žodžiu, moterys turėjo tą pačią teisę į santuoką, moterys turėjo tą pačią teisę kaip ir vyras į ištuoką, bet dėja nebuvo visai ta privati sfera paliesta ir tai kultūriškai toliau tęsiasi, galima sakyti. Ir šiandien dienai, jeigu mes žiūrim, moterys dirba tuose darbuose reproduktyviuose, tokiuose viešuose, tai socialiniais darbuotojos ir seselės, ir ten medikės, ir mokytojos, kur nėra labai dideli atlyginimai, aišku, iš karto, kad jos ir užmoka mažiau mokesčių, o dar tuo savo gyvenimo laikotarpiu, kada augina vaikus ir kada nėra kur tų vaikučių padėti kitoms, tai jos dar turi dirbti ir arba pusę etato, arba nedirbti. Tai va toks labai neteisingas dalykas, dauguma jų veža tą dvigubą naštą, dirba, kad išlaikytų savo šeimą, savo vaikus, žodžiu, ir labai didelį krūvį veža, kaip sako, 24 valandas ir po to senatvėje dar būna dėl to, kad dirbo 24 valandas per parą, ten kol užaugino vaikus, jei ne vienas, tai gali tęstis ir ne 18 metų, o daugiau, žiūrint, kokiais intervalais vaikučius pagimdo, jei jų ypatingai daugiau, ir tų pajamų senatvėje gali tikėtis pačių minimaliausių. Žodžiu, tai teisių į pensiją padalymas tas yra, ypatingai skyrybų atveju, labai svarbus dalykas, kuris šiandieniniai socialiniai apsaugoje jau, kaip sakant, yra įvedamas. Manau, kad laiko klausimas, kada šitie dalykai ateis į Lietuvą. Na ir čia apie Lietuvą šiek tiek galbūt norėjau, įsidėjau tą skaidrę čia į pabaigą, bet Lietuvoje gal čia nepradėsiu, gal dabar aš jums kitą padarysiu, ko gero skaidrę, tokią istorinę, žodžiu, nes, galiu dabar gal pasakyti, kad maždaug orientaciją turėtumėt, kada, nes šiandien dienai mes labai greitai, kažkaip žmonės labai pamiršta greitai. Mes pamirštam, kokie buvo prieš metus, ten žiema, ruduo, ar jis labai šiltas ar šaltas buvo, o ką jau sakyti apie kitus dalykus, kur jau praėjo 100 metų ir daugiau. Tai va, tai iš tikrųjų, bet jeigu mes istoriškai žiūrėsim Lietuvoje, tai va, 1907 metais Kaune prasidėjo pirmas moterų suvažiavimas. Ir bet noriu užakcentuoti, kad, pavyzdžiui, balso ta teisė, sakykime, moterims suteikta tik tai 19 metais. Rinkimų teisė, lapkričio 20 diena buvo, žodžiu, priimtas įstatymas, kad moterys gali balsuoti, tai jūs įsivaizduojat,
kad kaip neseniai mes dar kaip moteris ir Lietuvoje turim teisę balsuoti. Va. Ir nepaisant to, kad tas labai buvo toks gana savalaikis ir čia ne tik Lietuva, bet ir visa Europa, jei mes žiūrėsim ir kitur, moterys irgi tokio neturėjo tos, labai buvo uždarytos toj privačioje erdvėje, bet 19 metais čia suteikiama ta teisė, o pavyzdžiui 36 jau buvo truputį vėl suvaržytos moterų teisės. Buvo išleistas moterų organizacijoms nepalankus Seimo rinkimų įstatymas, užkirto kelią moterims dalyvauti Seime, tai yra, reiškia, įstatyti savo kandidatūras, kad už jas balsuotų. Tai va toks tikrai buvo regresas 36 metais. Prezidentas Antanas Smetona ir vyriausybė neigiamai žiūrėjo moterų dalyvavimo politikoje. Ir 4 Seime moterų judėjimas savo atstovių neturėjo. Tai toksai liūdnas faktas. Na ir po to sovietų laikai, čia jau visai atskira politika ir atskiri dalykai. Ir šiandienai mes naudojamės, nesvarbu, ar moteris, ar vyras, mes turim tą rinkimų teisę. Ir šiandienai galim bet kuris dalyvauti politikoje ir turim galimybės būti išrinktas į Seimą. Bent jau teorinis. Va. Ir čia, kai žadėjau, kad aš jums daugiau skaičių rodysiu, tai eisiu į šitą puslapį, jums aš įkėlus nuorodą ir ko gero išeinu iš šito ir einu į Moodle, žodžiu, kur manau dabar, taip, tiesiog žmogaus socialinė raida, lyčių lygybės indeksas, čia rasit ir galėsit pastudijuoti patys. Va, tai čia šiemet metų paskutiniai yra neseniai sukurtas indeksas, lyčių lygybės indeksas Europos Sąjungoje, kur, kaip minėjau, Vilniuje vienintelė Europos institucija yra, žodžiu, lyčių lygybės institutas ir jis atsakingas už lyčių lygybės politiką ir jos vertinimą ir vystymą visoje Europos Sąjungoje. Na ir mūsų universiteto dėstytoja, kolegė, mano bičiulė, sociologė, žodžiu, jau kai tik tai tas buvo įsteigtas institutas, irgi dalyvavo konkurse vyriausios mokslininkės pareigom ir laimėjo jį ir yra atsakinga, būtent turėjo sukurti metodiką, kaip tą indeksą skaičiuoti lyčių lygybės Europos Sąjungoje ir jai puikiai sekėsi ir iki šių dienų dar jinai dirba ir tą indeksą skaičiuoja visom Europos Sąjungos šalims, kaip matote, ir kokios sritys įeina. Tai va čia pagal tą tokį, galima sakyti, skandinavišką tokį modelį labai stipriai. Tai va iš tikrųjų ima darbo sritis, pinigų, žinių, laiko, galios, sveikatos ir dar prievartos. Bet, na, jeigu jūs norėsit pažiūrėti, kaip kokioj šaly, žodžiu, įsidėsto moterų ir vyrų, kaip sakant, reikalai šitose srityse, tai čia labai taip patogiai ir draugiškai vartotojų yra sukurta. Pavyzdžiui, aš dabar nustačiusi esu ant Lietuvos, žodžiu, bet galit pasimti kitą šalį, kokį norit. Nu, pavyzdžiui, Švedijos aukštesnė, kur čia ta Švedija, va, Švedija 83 tas indeksas, stipriai skiriasi nuo Lietuvos, iš karto pasikeičia skaičiukai. Tai aš pereisiu į Lietuvos, ką mes šiandien turim. Va, na, paspausiu apie prievartą šitą ir mes suprasim, kodėl, kaip sakant, labai duoda tą informaciją apie prievartą, kokios tik prievartos nėra ir yra ir lytinių organų žalojimai, ir internetinė prievarta, ir, žodžiu, namuose prievarta, artimoje aplinkoje, kaip pas mus, ir dabar COVID-o irgi situacija moteris, kaip sakant, paliečia visaip kitaip, žodžiu, ir daug visokių dalykų, bet šitam indekse kol kas negali, žodžiu, negali, kaip sakant, šitas reikalas būti gerai padarytas, nes trūksta informacijos ir jį neįtraukta. Oi, išjungiaus ne per ten. Ir jį, kaip sakant, nėra įtraukta, nes nėra skaičių ypatingų. Šitas neįtraukta prievarta į tą indeksą, bet čia su tokiu, na, kaip sakant, žinute, nes mes neturim duomenų kiekvienoje šalyje, kokie yra šitoje srityje padėtis, kad mes skaičiais galėtumėm išreikšti. Na tai dabar visų mes ko gero dabar nežiūrėsim, bet čia keletą pasižiūrėsim, pavyzdžiui, darbas. Ir jeigu mes žiūrėsim, čia yra pateikiama vidurkis Europos
28 šalių moterų ir vyrų. Women ir male. Žodžiu, tai va, jeigu mes žiūrėsim procentas pilnu etatu, sakykime, dirbančių, tai irgi matom, žodžiu, kad 90,7 yra, bet 51,5 moterų ir 61,9 vyrų yra šiek tiek daugiau. Va, ir Lietuvoje, o Europos Sąjungos šalyse irgi labai panašiai, bet šiek tiek kitaip įsidėstų. Tai va, labai irgi arti, kiek darbo metų, žodžiu, darbingo amžiaus, kaip sakant, darbingas amžiaus, kiek tęsiasi segregacija ir darbo, ir jeigu žiūrim irgi būtent šituose viešam sektoriui, švietimo, sveikatos, socialinio darbo, žodžiu, Lietuvoje dirba 26,9 moterų, Europos Sąjungos vidurkis 30,5, tai mūsų net biškį geriau. Va, dabar galimybė pasiimti valandą arba 2 darbo laiku, kad galėtų pasirūpinti asmenų ir šeimos reikalais. Va, tai čia mes jau mažiau negu Europos Sąjungų moterų, 19% tokią galimybę turi, Europos Sąjungoje 22,8. Tai mes labai arti sąjungos, kaip sakant, vidurkio. Va. Taip. Ir man čia kaip čia atgal sugrįžti žiūriu. Ten pasižiūrėjau čia, Lietuva, galima ir kitaip, bet kaip čia kompiuteris fokustumai. Nukeliavau nežinia kur. Čia kaip tik nori, taip visai galima čia prižiūrėti, labai daug statistinių duomenų. Žodžiu, yra, tai aš dar nueisiu į tą indeksą, nemoku sugrįžti, nematau mygtuko. Va. Ir dar jeigu pasižiūrėkim kiekvienam šitam, jeigu pažiūrėjom tą, dabar laiko prasme galim pasižiūrėti, irgi globos. Kiekvienam paspaudžiat kiekvieną ir galėsit matyti laiko prasme, koks procentas yra žmonių, kuri rūpinasi vaikų švietimu, anūkų, vyresnio amžiaus žmonių arba žmonių su negalia. Taip pat Lietuvoje 41% moterų, 24 vyrų. Va. Kas namuose valgyt verda ir aplamai tvarko kambarius ir visus ten namų darbus daro. Tai Lietuvoje 79% moterų ir 28,8 vyrų. Labai panašiai Europos Sąjungos. Socialinis, laisvalaikio už šeimos ribų. Moterų mažiau, vyrų biški daugiau. Ir ta pati tendencija ir dar didesnė, kaip sakant, yra ir Europos Sąjungoje, taip pat tokie. Dabar į tokias savanoriškas veiklas ir karito veiklas, gailestingumo darbus, kiek įtraukta procentais. Tai bet Lietuvoje mažai, 5,2 moterų ir 4,4 vyrų. Tuo tarpu dvigubai daugiau Europos Sąjungos vidurkis, 12,2 ir 11,4 vyrų. Tai va tokie dalykai, žodžiu. Va. Dabar galim pažiūrėti, kaip skiriasi, sakykime, Švedijoje, va čia aukštas indeksas, kad ir tą patį laiko prasme, va, kaip matom, irgi moterų, kurios rūpinasi vaikais, seneliais, senais, neįgaliais 29,5 vyrų, 26, kaip matot, labai arti. Va. Dabar irgi, pažiūrėkit, kiek daug vyrų yra Švedijoje, kurie irgi valgy daro ir rūpinasi namų darbais. Jeigu ideali lygybė būtų, tai būtų čia 50-50. Va, dabar socialinės, kaip sakant, veiklos tos, čia irgi sportas, kultūra už šeimos ribų, irgi, kaip matot, 51% net moterų, matyt, Lietuvoje koks buvo mažas. Va, žymiai lenkia Europos Sąjungos vidurkį. Po to didelis procentas irgi, va, koks mažas, Lietuvoje buvo 2 kartus mažesnis negu Europos Sąjungos šalių vidurkis,
Tai čia pasižiūrėkit, koks didelis yra Švedijoje. Vyrai dar daugiau dalyvauja įvairiuose nevyriausybinių organizacijų, kaip sakant, kaip savanoriai arba gailestingumo visokiuose veiklose. Tai 30 beveik procentų. Tai iš tikrųjų tikrai galima daug kur pasimokyti iš jų. Taip pat jeigu žiūrėsim kitą, kurį paimt galim dar, ką žinau, kokį šitas politinis gal. Ministrų kiek yra, moterų netgi daugiau negu vyrų procentas, tai irgi labai daug ką pasako. Parlamente moterų šiek tiek mažiau yra, bet irgi labai didelis procentas palyginus. ES vidurkis tik 30. Dabar jeigu regionuose, čia gal mūsų savivaldybių tarybas atitiktų, tai irgi yra moterų šiek tiek mažiau, vyrų yra daugiau. Lietuvoje, bet būtent čia arčiausiai yra. Taip toks. Dabar tokiuose pajėgiausiuose finansais, tokiuose plačiuose kompanijose, kurios yra valdyboje arba direktorių valdyboje kokioje, taip pat irgi moterų čia mažiau yra 36, vyrų 63, dar visgi, kur didelis uždarbis, tai buvo centrinių bankų valdybų narės, taip pat irgi moterų 35, čia 64, dvigubai daugiau vyrų. Bet vis tiek yra geresnis rezultatas negu ES vidurkis, socialinis. Pavyzdžiui, tokių atitikmuo čia būtų kaip mokslų tarybų, fondų valdybų narės, taip pat irgi yra čia daugiau negu vyrų net yra. Irgi vyrų tik 42. Dabar irgi čia broadcasting tose organizacijose, irgi moterų daugiau. Olimpinio sporto organizacijose sprendimų priimančių moterų mažiau, vyrų daugiau, tokių visokių dalykų yra. Kaip sakant, tai čia iš tikrųjų palieku aš jums patiems, žodžiu, susižiūrėti ir pasižiūrinėti, kokiu norit šalių. Žodžiu, čia daug tikrai labai galimybių, geras dizainas sukurta, tikrai draugiškas vartotojui ir galite pasižiūrėti. Žodžiu, ir prieš tai, čia paskutinių 20 metų duomenys, bet galite nuo 2005, kai pradėta skaičiuoti, rasti duomenys, žodžiu, ir visai galite jas pasižiūrėti. Tai tikrai informatyvu, žodžiu, ir tikrai resursų daug, jeigu domėsitės, galite žiūrėti ir apie tą lyčių lygybės aspektą, ir apie prievartą prieš moteris daug labai yra, kaip sakant, medžiagos, ir apie internetinę prievartą, tas indeksas vienas iš jų, taip pat, bet mums aišku, indeksas buvo įdomesnis pasižiūrėti, kokioje padėtyje yra Lietuva. Tai jeigu žiūrėsim, irgi mūsų Lietuvos, čia atvejs, 56, tai tendencija, dar tiesai žiūrėkit, 56,3 dabar. Pasižiūrėkim 19 metus, matysit 55. Pažiūrėkim 2005, irgi 55,8, tai 13. 54,9, 15. 54,2. 15 kažkas įvyko, ir sumažėjo labai. 17. 56,8. 20. 56,3. Sumažėjo. Tai čia arba reikėtų detaliai žiūrėti, kurioje vietoje sumažėjo. Man atrodo, kad gali būti prie darbo čia reikalas, nes anksčiau būdavo moterų ir vyrų, kiek prisimenu, daugmaž vienodai, net galima patikrinti. Sakykim, kitus metus pasirinkim ir tą darbą, sakykim, 15 kokie metai darbas. Ne, ir čia panašiai, 45, 10% nėra mažiau, o jeigu žiūrėsim 5 metus, čia irgi jau čia daugiau negu 10%. Čia sunku pasakyti, nuo kurių, ar čia kem 8, 57, irgi beveik 10% skirtumas, 19, 50, 59. Irgi, daug maž, bet kartais ten vienur 1%, kitas ir aišku jau pasikeičia, žodžiu, duomenys, nes pavyzdžiui, darbingo amžiaus metai, čia irgi, bet jau čia artėja mūsų suvienodino pensiniai metų
kada išeisim į pensiją. Dabar mano kartos jau žmonės išeis į pensiją, ir galvoju, 65 berods metų. Ir vyrai, ir moterys vienodai. Nors anksčiau buvo moteris, anksčiau išeidavo į pensiją, ypatingai toks, žymiai anksčiau sovietiniais laikais išeidavo moteris į pensiją. Tai va toks. Žodžiu, čia jums savarankiškai pabaigti, pažiūrinėti ir Lietuvos tendenciją žinoti. Daugmaž. Labai tikslių skaičių tikrai nereikia. Žodžiu, bet patyrinėkit vienos ir kitos šalies. Dabar dar sugrįšiu aš į savo studijų dalyką. Dabar ką dar jums reikia paskaityti iš čia, ką aš jums įdėjau, tai būtent lyčių lygybės indeksą studijuokit patys, pasižiūrinėkit, privalomas skaitinys apie lyčių lygybės režimus, va būtent Gillian Pascal, Jane Lewis. Šitas vienintelis angliškas straipsnis, toks įsamesnis, kurį aš jums prašau paskaityti, nes tikrai jis yra naujas, žodžiu, pakankamai ir galite jūs, čia nekreipkite dėmesio į tuos geltonus, aš savo buvau pasižymėjus ir kažkaip įsisaugoju ir jums, bet galite į tas vietas ir labiau atkreipti dėmesį. Žodžiu, tai šitą straipsnį apie modelius jūs pasižiūrėkit, privalomas, kontrolieriaus tarnyba Lietuvos. Irgi šiek tiek apžvelkit, kas tai per tarnybą, ką jinai čia, kokią literatūrą duoda, tiesiog bendram susipažinimui, irgi pasižiūrėkit. Ir tas vienintelis įstatymas, kurį aš jums Lietuvoje liepsiu paskaityti, irgi jisai, žodžiu, nuo 17 metų dabar nekeistas ir aktuali redakcija tiesiog. Jisai nėra didelis, toksai tiesiog permeskit akim ir pasižiūrėkit. Tas, matot, su kiek suderinta, bet iš tikrųjų tai čia jis labai trumpas toks tiesiog. Pasiskaitinėkit, kad žinotumėt, nes viešo administravimo studentai esate, tai jums reikalinga. Kitas dalykas, aš jums įkelsiu skaidrės, žodžiu, šitas savo, pagal kurias skaičiau, ir bus viskas susijęs su lyčių lygybės politika ir dar po tokia, žodžiu, lyčių lygybės politika. Bet aš dar vieną paskaitą įdėsiu apie šiandieninius debatus, kurie labai susiję irgi ir įsirutuliojo iš to socialinės lyties, galima sakyti, to social gender, ir iki kiek progresas vyko šitoje, ar degresas, nežinau, čia įvairiai labai vertina, bet būtent apie, paskaitysiu paskaitą kitą apie tą priverstinę kalbą ir žodžio laisvę, kuri susijusi su tais neutraliais įvardžiais privalomais ir šitam translyčių ir kitokių, tai LGBT+, kaip sakant, bendruomenių teisių apsaugą, bendruomenės narių teisių apsaugą. Tai čia labai įdomi tema ir jūs jauni ir dabar vyksta visokie debatai šitoje srityje ir labai stipriai dirbama šitoje srityje, tai manau, kad jums tiesiog reikėtų žinoti, kas vyksta šiomis dienomis, nes jums reikės gyventi, kaip sakant, ir man dar reikės gyventi šitoje visuomenėje. Tai tuom kart dabar viskas ir žiūrėkit po to kitą paskaitą.